Sunku buvo šitą laidą daryti. Taip. Stebėjai? Mes atidėliojom visą savaitę, dar ne, sunku buvo labai. Ir namai po tokio spaudimų didelio, mažiukas mūsų susirgo. Ir įvykiai tie kitokie yra, žinai, kaip molekulių pasaulyje, kai viskas juda neaiškia kryptimi ir atrodo, kad tai chaosas, bet iš tai yra tendencingas judėjimas. Bet tam chaose pamatyti prasmę yra labai sunku. Aš norėčiau tokią truputį apžvelgtą situaciją pasaulyje. Mane tokia kova vyksta, žinai, tokia dviejų žmonių tokia lyg tai kova. Aš kaip žmogus, toks savo Lietuvos pilietis, tarkim, nors žmogus, aš kažkoks, vat. Ir krikščionis vyras, žinai, kuris įvairiai vertina tą patį įvykį, labai įvairiai, žinai. Ir man labai svarbu, aš stengiuosi pranokti savo žmogišką tą vertinimą ir pažiūrėti kaip krikščionis, kad ką aš matau taip. O tu, pavyzdžiui, kaip tu matai, vat, ne kaip moteris, kuri įsilavinusi, besidominti politiką, tarkim, bet kaip krikščionė, kaip tau atrodo tie įvykiai pas net, tas trikampis Bermudų. Ukraina, Rusija, Amerika, gal šiek tiek Europa. Iš tikrųjų labai toks dviejopas argi jausmas, nes tu žiūri pirmą kaip žmogus, tu skaitai tos visos baisios naujienos iš tikrųjų. Tiesą sakant, vienintelį, kas ateina į galvą, kaip krikščionių, tai čia be abejo apreiškimo knyga, žinai, nes tu skaitai tos personažus ir tu tiesiog skaitai naujienos ir matai jų tokią, kaip sakyti, įsikūnijimą, žinai. Kokią tu personažų matai labiausiai įsikūnijimą? Nenorėčiau tokius jarliukus dabar čia, žinok, kabinti, nes viskas dar labai veiksme ir turi pasimatytis, bet tu žinai, dar pirmo prezidentavimo metu Trumpo jau jo tokie užmojai nustatyti tai, ką rytuose buvo labai matomi, žinai, užmojai tokie buvo labai aiškus. Tokių užmojų turėjo daug kas, bet nieks nedarydavo tokius aiškus veiksmus, jo, nes deklaruodavo daug kas, ten tas pats Bidenas, ten dar kažkas, bet jie nesugebėjo nieko daryti, šitasgi sugeba ir daro, žinai. Tie Abramo susitarimai ir dabar jie nori jų plėsti. Ir galų gale tas beveik pirmas žodis, kurį jis ištarė jau būdamas prezidentas šį kartą, kad jo prezidentavimo metu bus pasibaigę visi karai, jie visi bus pabaigti, tai aš nežinau, kokias dar gali būti asociacijos apart antikristo, žinai, nes tai aišku antikristo užmojai. Ar jis antikristas, aš taip nepasakyčiau, bet kad jisai gali būti vienas iš kažkokių avatarų tų veikėjų, žinai, o ten buvo visą trijulį, jo, tai manomas variantas prašytas mums. Ir to, kaip jis juda, žinai, kaip žmogus, tu vis galvoji, gal čia kažkoks labai toks gudrus planas, jo, gal čia toks žaidimas, gal čia toks, po jo dar slėpėsi kažkoks ten super protingas variantas, žinai. Bet kai tu visgi taip vis toliau žiūri, kaip tai viskas eina, tai mes tada ateinam į tą temą, tai turbūt apie kurią tu ir norėjai pakalbėti, jo. Apie temą, kada mūsų gyvenime kažkas tampa kertiniu akmeniu. Ir aš manau, kad kiekvieno pagonio gyvenime, jo gyvenime kertiniu akmuo visada tampa žydas. Ir Putinas turi savo kertinį akmenį. O kas yra? Žydas Zelenskis. Ką turi minėti žodžiu kertinį akmenį? Tas, apie ką tu arba suklupai, arba praeini šlovingai, žinai. Ir kol kas aš matau, kad jie abu suklumpa. Ir Trumpas, ir Zelenskis, ir Putinas. Kol kas matosi taip. Jis eina ne pagal jų taisyklės, jis jų kertinis akmuo, žinai. Ir aš manau, kiekvieno žmogaus gyvenime būtent nežydų kilmės. Mes, aš negaliu pasakyti apie savęs, bet žmogus turi būtent tokį kertinį akmenį. Ir taip, kad Dievas labai gailestingas žmogui, jis kreipiasi į jo gyvenimą 2-3 kart, tai 2-3 žydai mūsų gyvenime visada praeina. Gali pakeisti visą gyvenimą tau. Jo. Ir to, kaip tu praeini tą akmenį, tai labai lemia tavo išvis. Sudužti, atsitrenki, statai ant jo, čia įvairiai galima. Toks akmuo yra Kristus. Jis yra tas akmuo, į kurį atsitrenki. Minutėlį. Mes kalbam apie žmogaus gyvenimą. Aš manau taip, kad visas raštas kalba mums
Ir aiškiai dalina net Naujas testamentas, visa žmonija visgi dvi dalys, nori, nenori. Tai yra žydai ir kitos tautos, goim. Jo? Todėl, kada mes kalbam apie žydą kaip atsitrinkimo akmenį, tai visgi tai galioja goim. Jo? Bet koks žydas tavo gyvenime, kuris kiekvienas, jeigu gerai pakrapštys savo atmintį, gali tokį sutikti žmogų. Bet žydui kirtimo akmuo yra tik vienas. Tai Kristus, be jokios abejonės. Nu, matai, Ir manau, tas Kristus gali jį irgi kreiptis į jo gyvenimą ne vieną kartą. Kristus, tai, be abejo, yra pagoninis pasaulis pasidalino irgi į dvi dalis. Tai yra goim, kaip tu sakei, tie visos tautos, pagoniškos tautos. Ir bažnyčia, eklesija, šventų susirinkimas. Matai, jeigu vėl kalbėti apie tą grynąją ekleziją, švarę ekleziją, bažnyčią, be priemaišų, be žmogiškumų, be konfesijų, be karnavalų, be persirenginėjimo šou, gryną, švarę ekleziją, ten jinai ne pati Izraeliui. Tai yra ta, kuri eina iš susitikimą su savo viešpačiu kartu su Izraeliu, nebijodama, o laukdama jo. Bet jeigu paimti tą bažnyčią, struktūrą, bendruomenės, ten įvairūs dalykai yra. Tada mes atsitrinkim tiesiog į žmogų, Taip. Žmogų su visą jo paveldu. Taip. Ir jis turi savo atsitrankimo akmenį. Ir tai visada jam bus žydas. Nu, tai, matai, tas, kad pagoniškas pasaulis neatsivertęs į Dievo pasaulis, jis yra minkštas, jis yra mobilus, jis yra molis, iš kur nepadarytas kūrinys, nepabaigtas darbas. Ir ką aš dabar matau, tu klausiu tavęs ne šipso apie Trumpą ir apie Putiną, apie tą Bermudus tos baisius ir Zelenskį. Aš matau vėlgi tą nepadarytą iki galo žmogų. Trumpas, tarkim, jo. Trumpas labai turtingo tėvo, tokio, reiškia, kombinuoto, labai nepaprasto tėvo, bet labai turtingo, kuris užsiminėjo nekilnojamo turtų biznių New York'e. Jie lankė presbiterionų bažnyčią, kilę jie iš liuteronų, kaip sako taip. Trumpas taip ir neatsivertė į Dievą. Jis pirmoji kadencija bandė manipuliuoti krikščionimis, čia rinko kaip magija, magų aplink save, rankas ištiesė, ten kažką darė, bet jis nusivylė jais. Artimiausias jo draugas jį pavedė, išdavė jį, jis nusivylės labai. Ir tu matei, jis rankos nebedėjo ant Biblijos jau. Jis kažkokį kitą kelią savo numatė. Galbūt, sąlyginai. Dabar vėl, Trumpas mokinosi, karo mokykloje studijavo, o taip pat mokinosi, baigė Pensilvanijos universitetą. Pensilvanijos universitetas yra garsus, 12 pasaulyje ir 6 Amerikoje. Tai yra galinga organizacija. Jis baigė ekonomikos mokslus. Ekonomistas yra, pagal išsilavinimą. Dabar, ką aš noriu pasakyti? Kodėl ne iki galo atliktas darbas? Tai, kad jis pradėjo savo gyveno turtingų šeimoje, jį formuoja tam tikro charakterio. Jis minkštas, toks lengvabūdiškas, bet labai tikslingas veikloje savo. Jis pleibojaus gyvenimą gyvena, reiškia tokį absoliutaus pleibojo, turtingo išlepinto žmogaus vaiko gyvenimą, kuriam pataikavome, poreikim ir panašiai. Ir čia matau tą jo problemą. Jis nesivertęs į Dievą, iš tikrųjų jis yra gojim, tikras gojim, kuris yra įtakoje tam tikroj. Jeigu prie tokio žmogaus mokyti prieiti, tu gali išspausti iš jo, ką nori. Beveik ką nori. Jeigu tai neprieštaraus jo gyvenimo tikslams. O jo gyvenimo tikslams valdyti. Labai daug valdyti. Stipriai valdyti. Kiek galima daugiau valdyti žmonių. Žiūrėk, jis kreipiasi atėjęs į valdžią, kaip kreipiasi. Mes pirksim Grenlandiją, mes, reiškia, paimsim Kanadą, reiškia, mes ten Meksiką, reiškia, taip švaistas žodis, taip kalba, ja. Tai kalba apie jo tokius neribotus, toks gana agresyvius užmojus. Gal jis kaip derybininkas tokį žaidimą savo žaidžia, bet tai niekam nepatiko. Bet galų gale, bet kai jis prieina prie variantų Ukrainos, Bermudo, taip pat lengvabūdiškai pleibojus, matė šitą tą zigzagą, į kuris taip suspaudė savo galvas dvi giminingos tautos. Ypatingai Ukraina. Ukraina nepaprastai karinga tauta yra, jinai negalestinga, jinai karinga, jinai tokia, klastinga tauta. Su ja kovoti yra labai sunku. Jų mažai, bet jie kirštingi labai ir karingi. Ir rusai, kurie visuomet imdavo kiekiu
Kiekiu. Antrą pasaulinį karą laimėjo kuo? Kiekiu. Ne technika, nedrąsaut kiekiu. Ir savo baudžiamaisiais būriais aplink. Ir dabar ateina į šitą vat mazgą ir jis bando lengvai spręsti. Aš žinau, aš uždarysiu naftą, duosiu Zelenskiui ten kaulą į nasrus, kokį jis nori, ir karą mes pabaigsime. Ir duoda, ir nieko. Ir kaip pasakai, Zelenskis tampa jo atsirinkimo akmeniu. Žydiškas charakteris, aš pažiūrėjau, jis yra baigęs Kryvojo Rok tokio universitetą, teisę, jis yra teisininkas, reiškia, bakalauras teisė, juristas yra, jo, jis žino įstatymus, jo ten juda lengvai tos įstatymus, jis žino gerai, jis gilinosi į reikalą, ir jis pamatė tą dalyką, ir jis ginasi, jo. Ir jis sunkus, jam sunku, jis juda lengvai, tu žiūrėk, kaip jis juda, jo nepakviečia Emiratus, jis juda į Turkiją, kalba su Erdoganu, derybas veda ir Trumpą tai išvedė iš pusiausvyros. Atmeta jo pasiūlymus kaip nieko, o taip kaip nieko. Ne, visi turi kalbėti, įsigąsti, priimt sąlygas per 2 paras, žinoti, o jis atmetinėja viską. Dabar Putinas, jo, jis baigęs Leningrado teisę irgi, teisininkas, jo, ir KGB mokyklą. KGB mokykla tai reiškia tokia mokykla, kur mokina profesionaliai žudyti žmonės. Aukšto lygio žudikai, plus juristas. Ir vat susirėmė 2 juristai, Zelenskis jo, ir šaumenas, ir Putinas, juristas žudikas. Ukraina su tokia neribota, slaviška tauta, tokia emocinga, nesuvaldoma, reiškia, ir rusai, kurie kaip niekas, kaip baudžiauninkai eina tą mirtį. Ir jiems sunku tą klausimą įspręsti. Labai sunku, įsiklimpa ir Trumpas įklimpa ten taip pat. Bet aš daugiausiai, ką noriu pasakyti, žmogaus ateitį lemia jo charakteris. Jo charakteris. Ir Trumpas, ir Putinas apsidėjęs tokiais padlaižiais, kurie pataikauja įnoriams. Ir tas. Ir tas, jis neadekvatus realybei. Tas gyvena savo realybė, kurią sukūrė pasaulis su Trumpu, ir Putinas gyvena savo realybė. O tu manai, Trumpas adekvatus realybė? Neadekvatus. Jis neadekvatus. Jis mato savaip. Jis mato pasaulį kaip New Yorko nekilnojamo turto sandorį. Darysim sandorį, sako. Nu, taip. Bet vienas dalykas tai ir nekilnojamas turtas, jis va ten specialistas yra taip. Ir tą būdą bando primesti visą pasaulį. Sako, čia viskas perkama, parduodama. Žmonės, tautos, valstybė, žemės, čia darybų tik objektas. O aš genijus, o darybų aš greit nusidarėsiu viską. Ir nieko. O kaip tu matai jį vat, tokiam, krikščioniškam variantui? Ta prasme, ne kaip atsivertis, neatsivertis, bet apokaliptiniam variantui. Abu du variantai, jie yra bedieviški, abu gojim ir valdomi ne tų jėgų, kur mes norėtumėm. Jie neturi gailestingumo, jie neturi pasigailėjimo, jiem tai biznis. Neturi moralės. Neturi moralės, jie absoliučiai amoralūs, abudu absoliučiai amoralūs. Jo moralė tik jo interesų ribose veikia, jo moralė. Bet šiaip yra absoliučiai amoralūs, jiems yra verslas, biznis ir tai yra blogai. Jie neturi pasigailėjimo, jie neturi užuojautos. Jiem visi mes esam toks, dylo dalis jų, žinai. Dabar, bet kur čia dalykas yra? Viskas ir būtų taip. Jeigu vienas dalykas, Zelenskis žydas, ir už jo kažkas ten stovi, aš negaliu, tai, kad jis vieną savo pagrindinių maldų sakė stačiatikių bažnyčiai, tai kalba labai daug. Tai arba jis toksai, reiškia, krikščionybė toleruojantis žydas, arba slaptas krikščionis, gali būti įvairius variantai. Arba jis manipuliuojantis žydas, čia gali būti kitas variantas. Bet Dievo valia nesikeičia. Dievas panaudos tas jėgas savo interesams. Mums, kaip krikščionims, yra labai sunku. Aš Jonas savo pirmajam laiške, 2 skyrius kalba, kad apie, galim pasižiūrėti, sako, nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulio. Aiškia, savo evangelijos kalba, Dievas taip pamilo pasaulį. O čia jis sakai, nemylėkite pasaulio. Ir žmogaus galvoje ateina toks, reiškia, chaosas. Tai plauk, tai mylėt mum ir nemylėt. Tai mes politiški ar apolitiški. Mums svarbu ar nesvarbu.
Mes ką nors veikiam tam pasaulį, turim interesų ar neturim jokių interesų. Ar mes esame pasaulyje, ar jau nebe pasaulyje. Ir šitą vietoje, kuris kalba nemėg pasaulį, jis kalba vėl, kaip tu žinai, apie kosmos. Apie tą žmonių pasaulį, žmonių ir žvaigždžių pasaulį. Aš kaip tik vakar, žinok, irgi žiūrėjau ten tam tikrus rašto vietos ir man labai įdomi tokia rašto vieta, žinai, Dievas parodė, kuri irgi atrodo, labai daug kas mėgsta ją cituoti tarp jo, kad jūs išgelbėti ne darbais, bet Dievo malonėje per Jėzų Kristų. Bet nieks neskaita sekantį eilutę, dažniausiai. Jo, išgelbėti ne darbais, bet malonė, bet Jėzui Kristui turi nuveikti ir esate sukurti geriems darbams, kuris Dievas jums numatė iš anksto. Tai visgi tai išgelbėjimas eina per malonę, bet jau išgelbėtis tu turi tam tikrą sąrašą darbų, kurį tu turi nuveikti šiam pasauliui, kurį Dievas tau numatė. Kitaip ta malonė buvo beržė, žinai. Tai visgi sėdėti tokiai savo kriuklyti ir nieko nedaryti gyvenime, jo, ir tiesiog laukti. Aleliuja eitų į dangų, tai visgi tokia pozicija visiškai neteisinga rašto atžvilgiu, žinai. Žodžiu, aš žinau, to nesnei čia buvo tokia laidelė, kur 3 namų šeimininkės kalbėjo, kaip baisu tarnauti Dievui. Ja? Tai tiek to. Bet, formuoti viską sako, kaip keliamas klausimus, tu supranti. Ir aš žinau, iš kur tai kyla, nes aš per tuos 30 metų mačiau, kame čia reikalas yra. Žmonės iš tikrųjų nori tarnauti Dievui, jam patiktų. Atsivertęs žmogus, jis trokšta tarnauti Dievui. Ir jis eina kažką daryti dėl Dievo ir patiria tokius smūgius, tokius supurtimus, kad ilgam atraukia rankas, sako, ne, aš per tavo nesėsiu. Nes tai blogai baigėsi. Ne, kažkaip blogai baigėsi. Tu pažiūrėk, tiesiog Senajam testamente pranašų likimus. Ir tu supranti, kad nedaug Dievui būti Dievo pranašu pašauktų. Tai čia jau kvalifikuotas tarnavimas. Aš sakau, kad netgi būtų tokiu atveju, kad tu prašai nupirk man dėžutę spalvotų pieštukų, jis nueina ir dingsta 2 mėnesiams. Nei pieštukų, nei jo. Situacija pasaulyje, trumpizmas, putinizmas ir Ukraina, ir Lietuva, vakarų Europą, ir žmogus, kodėl jam taip sunku patikti Dievui, jisgi norėtų Dievo, jis gal siektų koks kaip Trumpas, vis tiek protestantiško užaugęs aplinkojo, norėtų ir jis bandė tai daryti, bet jam tai nepasisekė, kodėl, nes tarnavimas Dievo ir šventųjų reikalas. Tu negali nueiti su purvinom kojom, ten mindžiati po Dievo kiemus. Nes jeigu toks bandysi eiti po purvinus kiemus ir dar kalbėti tarnausi Dievui, tu net prie kiemo neprieisi. Tai sustabdys priešas. Labai įdomu išvis kalbant apie Seną testamentą, turbūt liečia visą Dievo žodį, visą Bibliją. Tai paprastai buvo suvokiama, kad istorija yra tai, kas įvyko. Seka įvykių tam tikrų aspektų, tarkim, jo. Kiekviena tauta matė įvykius kitaip, kiekvienas istorijas matė kitaip, dar ir taip toliau. Bet Biblija laikoma istorija į priekį ir atgal. Kada tu skaitai Bibliją, šventą raštą, tu gali matyti istorinius įvykius, už tai buvo, ir istoriją gali matyti, kur tik tai bus. Jau ne čia parašyta. Ir dėl to labai įdomu. Ir žmogui labai svarbu atsekti, kur kalbam apie istoriją, kur jau buvo, o kur buvo kada ateis. Ir Zacharijo pilna vietų, mesenistinių vietų, kurios kalba apie ateinančius įvykius. Mes gal pasižiūrėsim, net galima rasti, Gazos įvykius aprašytus jau. Kokie žydai žino, ta prasme, kas nagrinėja Zacharijos knygą, rabina jo, jie žino, kas vyks Gazos sektoriuje. Dabar čia kalba apie Šėtoną. Apie Šėtoną einam kalbam toliau apie Trumpas, Putinas, Zelenskis, Europą, pasaulio įvykiai. Jis sako taip, kad jis man parodė vyriausio kunigo Jošuvą stovėti prie viešpaties angelo. Šėtonas stovėjo jo dešinėje, kad jam pasipriešintų. Čia labai svarbus dalykas. Kada tu nori eiti, kaip tu sakai, Dievo valią, tu atgimei malonę, buvo išgelbės malonę ir tu eini antrą žingsnį. Malonė toliau judi, atlikti gerus darbus tau Dievo nuspręstus. Tu tampi potencialus Dievo tarnas ir Šėtonas stovi šalia, kad tau pasipriešinti. Tai reikia žinoti, kaip 2,4. Tai yra aritmetika, krikščioniška aritmetika. Jeigu tu tik nuspręsti, o pieštuką nuneš ten į bažnyčią padėti, išvalyti grindis išplauti, menkus dalykus. Aš nekalbu tai, kad įeiti Dievo valią, tai ne grindų plovimas. Tai atlikti darbai viešpatie.
kurie neturi nieko bendro šito pasaulio galbūt reikalais. Tai pasakyti, pamatyti, įstoti, melstis teisingai, skaičiuojant raštą ir suprasti, iškart šėtonas bus šalia. Dabar šėtonas šito vietą reikia suprasti, kad šėtonas tai nėra vardas, tai jo darbas. Tai jo čia darbas kaip ganytojas, tarkim, didžiąją prasme, tai ir šėtonas, tai funkcija jo. Jis yra priešas. Dievo ir jo tarnų priešas, kuris visuomet priešinsis. Jis nes jėgas. Dabar šėtono valdžioje yra įrankių labai daug priešintis. Tai yra gundimai visi, ką metam iš Jėzaus gyvenimo. Visi gundimai, pasiūlymai jam ateina. Dabar yra toks laikas, kada šėtonas siūlys bet ką, bet kam. Taip, kaip niekuomet nesiūlė. Tokį darbą, kad tu net nesvajoji. Tokias finansinės galimybės, kad nesvajoji. Kad tik įtrauk tave, įklampint tave, sustabdyti kažkoje tai aplinkybėse sunkiuose pasaulio. Ir šitoje vietoje vėl galima eiti į tą rašto vietą, kur kalba apie nemylėkite pasaulio. Ir čia tai labai labai svarbu, kas yra, kad mano šventas raštas nuskaitytas tiek, kad jau jį reikia kaip makulatūrą rinkti po vieną puslapėlį. Taip, Petras, Jonas, štai jis kalba, nemylėkite pasaulio. Kai kalbame apie pasaulio, tai kalbame apie šitą Trumpo pasaulį. Ko jis remiasi, sako, kas myli pasaulį, tame nėra Dievo meilės, jo. Bet, sako, bet vaikeli jūs nemylėkite nei to, kas yra pasaulis. Nes pasaulyje yra, kaip sako, čia labai įdomu baigėsi ir tuo, kad tame nėra Dievo meilės, yra gyvenimo išdidumas ir geismai. Kad kalba apie tai, kad yra tuščias išdidumas. Išdidumas be pagrindo. Kas įvilia žmogų į sunkias aplinkybės. Žmogus išdidus to, ką jis mato, bet tas matymas jo nešvarus, amoralus. Tas kosmos, tai amoralus žmonių pasaulis. Apie ką Dievas kalba, nemylėkite šito pasaulio, tai yra amoralumo pasaulis, tai yra tvirtovė amoralumo. Viskas taip yra, bet manau, kad, žinai, žmogui, kuris visgi kažkaip eina į Dievo pažinimą ir gilinasi į raštą, jis tiesiog priverstas atsitrenkti į klausimą, kuris yra paradoksalus ir iš pirmos pažiūros lyg ir neturi tokį paprastą atsakymą. Jo? Tai klausimas, tai visgi savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus suriša velnio ar nesuriša. Jis jau veikia ar neveikia. Jo? Nes tai klausimas toks neturintis atsakymo tiesioginį. Ir paprasta. Ir kodėl jis veikia pasaulį, jeigu jis surištas, kaip sako mūsų raštas. Jo? Ir kokį pagrindą jis turi veikti pasaulį ir žmogui, jeigu, o taip ir yra, kaip sako mums raštas, savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus suriša velnį. Pats Jėzus kalbėdamas, atsakydamas į kaltinimą, kad jisai neva išvarinėja demonus Belzebulo galia, jis sako, kad neįmanoma. Pasaulis nėra pasidalinęs, sako. Ne, aš atsiprašau, aš tik приsimenu, bet не lietuvių kalba tiksliai. Скажи русский. Нельзя расхитить дом сильного, не связав сильного, да? И только потом ты можешь расхитить его дом. Ta prasme, kada Jėzus duoda savo mokiniams galia išvarinėti demonus, negalima išvarinėti demonus, nesurišęs namų šeimininko. Suprantate, tu negali расхитить его дом, tu negali išvogti jo namus, taip sakysim, sunaikinti jo namus, jeigu tu nesurišai šeimininką. Tai aiškiai kalba apie tai, kad velnis surištas maža to. Apreiškime Jono yra visas skyrius toks, kuris kalba mums aiškiai apie tai, aprašyta, kaip tai buvo padaryta. Kaip jis surištas, kaip jisai mestas į bedugnę, uždarytas ir užanspauduotas. Ir tai nėra tai, kas bus padaryta, bet tai padaryta buvo, kada Jėzus numirė ir prisikėlė. Jis ateina ir paima, jis suriša šeimininką, jis paima savo raktų nuo pragaro, apie tai mums irgi aiškiai byloja raštas, ir tai dabar jo valdžioje. Ir tada klausimas, kaip tada tai veikia? Ir klausimas labai aiškus.
Nes, kaip tu ir teisingai sakei, žmonija dalinasi į dvi dalys. Tai Dievo vaikai, jo, kurie atsiverti ir turi Kristų, ir visi kiti. Jo? Ir Dievo vaikai atsiverti, kurie visi kiti, čia net nėra kalbos, žinai. Kodėl? Nes jeigu taip bandyti įsivaizduoti žmogiškai, mes matom žvėrį uždarytą narve. Dabar įsivaizduok save zoologijos sode ir prieš tave stovi narvas, kuriame uždaryta, tarkim, hiena. Jo? Jeigu tu stovi toliai ir tiesiog žiūri, tau nieko. Bet jeigu tu prieisi ir įkiši ranką, šakės bus tavo rankai, žinai. O jeigu tu įkiši galvą, o jeigu tu pats eisi, viskas. Jau? Tai jeigu klausimas, kaip tu sakei, pagundimų, klausimas, ant kiek tu prieini, arti prie uždaryto velnio buveinį, ant kiek tu kiši savo rankas, akis ir visą kitą į jo narvą, ant tiek tu įsigundamas. Ar tu eini prie jo, ar tu glaudžiasi prie Kristaus. Jeigu tu glaudžiasi prie Kristaus, tai tavo išgelbimas, kurį gali žmonija turėti, kurį neturėjo iki Kristus atėjimo žemę. Gali būti komplikacija dar kame. Taip, aš suprantu, kad tu kalbi ir tai yra taip. Mes matai nežinom, kaip būtų, jeigu jis būtų laisvas visiškai. Mes žinom, kaip tai buvo iki Kristus atėjimo į žemę. Žmonės buvo visiškai bejėgi prieš velnių. Jeigu pažiūrėti į tai, kaip mums aprašyta žmonijos istorija rašte, ir mes matom, kaip Dievas, pavyzdžiui, pašaukė Abraomą, ir mes matom vieną žmogų pašauktą Dievo, jo, ir pamatyti visą pasaulį aplink jį, visą pasaulį, visą žemę, tu matai tik tai demonų garbinimą, vaikų žudimą jų labui, kraują liejimą. Tai buvo visas pasaulis, pavergtas velniui. Ir vienas išrinktas žmogus, po to viena šeima, po to galų gale viena tauta. Jo? Ir aplinkui tiesiog siaubas siautėjimas, žinai, tamsus siautėjimo metas. O tai buvo iki Kristaus. Jo? Dabar su Kristus atėjimu jau ir žmonės, kurie ne iš šitos tautos, ne iš žydų, jo, turi galimybę atsiverti į Kristų ir priimi glaustis ir gelbėtis nuo viso, ką neįmanoma žmogui be Kristaus. Taip, tokiu būdu mes perėmėm prie to atsakymo, kad kame reikalas yra, žinai. Kad mums sunku spręsti iš tikrųjų, kaip gali būti blogiau, ar kaip gali būti geriau. Jo? Vienas iš dalykų, aš manau, kad yra, jeigu imt Satan kaip tokį, jo, Satan, tas, kuris priešinasi Dievo valiai, žmonėse ir Dievui. Tai aišku, šiandien yra žmonėse, nes jis per žmonės Dievas veikia šiandien. Ja? Bet dar yra įvairių dvasių pasaulis, kuris taip pat veikia, smulkios dvasios, menkos, kurios zyzia žmogų protoje, kalba kažką pastovė jam. Žmogus nežinantis negali tam pasipriešinti. Aš žinau, kad krikščionys tom negali pasipriešinti, jie net nesipriešina. Vėlgi, žiūrint į tai, supranti, kokius mes turim pavyzdžius iš Senojo testamento. Vienas iš tokių stipriausių pavyzdžių, tai be abejo Jobas, Jobo knyga. Ir jo būdas spręsti tą dalyką dar iki Kristus atėjimo į žemę. Jis sako, aš padariau sandorą su savo akim. Nežiūrėti į tam tikrus dalykus, ten jaunos merginos, dar kažką. Tas sandora su savo akim, tai absoliutus būdas, kuris veikia šiandien. Sandora su savo akim, su Jonas tą patį čia kalba, akių geismas. Akių geismas. Noriu grįžti į realybę tokią, konkretumą. Šiandien, mes pažeidžiami per tai, ką matom, per tai, ką girdim, per tai, ką kalbam ir girdim kitus kalbant. Ir per tai, ką matom. Visi tai susiveda į tam tikrą dabar tokią geometrinę progresiją. Kad mano mintis tokia yra, kad vaizdai, kuriuos mes matome, tarsi fizikinės formulės arba cheminės formulės, kurios įeina per akis į mūsų sielą ir ten kaip virusas virsta virusu ir naikina. Kaip būna kompiuteriniai virusai. Jie ateina kaip normalus dalykas, įdomus, jie atidaro kompiuterį, tu įleidai jį, tai sunaikina, ištrina tavo failus, atmetį ištrina. Bet koks nėra fiziologas pasakytų tau, kad visi vaizdai, viską, ką mes matėm per gyvenimą, viską, ką mes skaitėm ir ką mes girdim, gulasi į mūsų smegenis. Tai neištrinami dalykai. Ta prasme.
jeigu tu to neprisimeni, kad tu pamatei prieš 20 metų, tai nereiškia, kad tai neegzistuoja tavo galvoje ir tavo atminti. Jo? Tiesiog reikia tam tikro įvykio, kad tai išlystų į paviršių. Todėl viską, ką tu matai, ką tu žiūri, ką tu girdi, nu, tai atsakinga. Jo? Ir jeigu tu tos sandorus su savo akim ir visą kitą... O dar pabandyk pažiūrėti dar trumpai, mes eisim toliau iš žydų tautos, nes čia labai įdomu. Jo. Bet šitą anatomiją nuodėmės, labai svarbi yra. Ta prasme, kodėl akis, kodėl tie vaizdai. Juk žiūrėk, mes matom daug vaizdų aplink save, mes gyvename labai gražioje vietoje, mes tai mūsų ežeras, miškai, jo. Tai gražu ir tai negundo. Tu drąsiai žiūri į Dievo kūrinyje ir netarnauji blogą. Ja? Ar tie medžiai, ar tie paukščiai, ar tie gyvulėliai, ar ten lapės, ten net koks vilkas bėgantis, tai negundo tavęs, tu žiūri tau gerai. Net pats žmogus kaip faktas tavęs negundo, tai žmogus. Bet yra kažkas tam požiūrį akis, pagadinta akis, bloga akis, arba kaip taip sakyt, kad tai ten, kur tu buvo pažęs praeityje. Suluošintas praeityje, žvilgsnis iškreiptas, žinai, kaip neadekvatai mato akį. Iš vienos pusės, iš kitos, kada tu žiūri į tai, kas sukūrė žmogus, o ne Dievas. Aha, dabar prasideda tai, kad jeigu į ką tu žiūri, bet aš kalbu pats žiūrėjimas tavo, jeigu pažeistas tavo matymas ir tamsoje tavo matyme yra, koks baisus tas vidinis tamsos pasaulis. Dabar aš tai nesutikčiau su tuo, kad viskas, ką tu matei, yra tavie. Taip yra, bet aš žiūriu į antgamtiškumą Dievo. Jo, aš žinau iš savo gyvenimo. Aš kai atsiverčiau Katrina, pirmus kokius 2 metus, man būdavo, tai ypatingai pirmus metus, aš būdavau einu per miestą, savo ramiai žingsniuoju kažkur, tai ir staiga daug iš atminties man išnyra scena. Aš, surinku garsiai gatvėje būdavau. Žmonės atsisukosi. Aš susirinku, tyliai nueinu. Ir aš sakau, viešpats atleisk man, Dieve, ištrinkti iš mano proto. Ir tai būdavo beveik pastovus tokie priepoliai, žinai, atminties priepoliai. Kol iki to, kad aš nebeprisimenu, kas ten buvo. Jeigu aš važiau gilintis labai, aš galbūt prisiminčiau, bet aš kažką nelendu. Kristus duoda galimybę atnaujinti savo protą. Taip? Dabar svarbu tau jį nesuteršti. Nes kai tu suteršti jį, ateina ta programa virusinė, to vaizdą, kad tu matei, ir apsigyvena tavo sieloje. Ir svarbu, ar tavo siela kooperuojasi tuo, ar nesikooperuoja. Tu gal pamatai netyčia, gal užklydai, gal tai užklupo smalsumo, ten paspaudė mygtuką ir šovė į tave, kaip kulka šovė. Jo? Ką daryti? Šaukis Dievo, kad Dievas ištrintų iš tavo atminties į sielos tą dalyką, atleistų tau tą žiūrėjimą neteisingą. Taip yra su visko. Žmonės kuo gundami? Žmonėmis gundami, nedorais, amoraliais, neribotų turtų gundami, turtų. Žmonės mato didžiulį namą, gražų, filmuose, reiškia, ten Amerikoje. Žinau, Amerikoje yra tokių kvartalų, kur tie namai tokie yra. Šiaip Amerika tai yra labai tokia, fermerių šalis. Ten pavažiuok už didelio miesto ir tie namai mažėja ir lieka tokie maži fermerių nameliai. Ir didžiulis erdvės, žemėtvarkos, žemės ūkio žemės, didžiuliai plotai. Ir labai kukliai gyventi žmonės. Jų miesteliai apleisti, nutrinti, tokie apdulkėję, seni, netaisyti. Kai tu važiuoji per Lietuvos miestelius, tu matai tvarkingus miestelius, išplautus, ten to nėra. Amerika, kaip buvo tokia vargo šalis, taip ir liko. Jinai pralobo, tokiu kaip Trumpas dėka, dėl manipulacijų turtų nekilnojimų. Bet šiaip jie neturtingi žmonės iš tikrųjų yra. Bet dabar, kai mes žiūrim tos filmus ypatingus, mes susidegam geismu. Ir tai pro mus pražudo. Staiga žmogus praranda moralę, tampa amoralus. Buvęs paprastas kaimo vaikinas, atvažiavęs į didmiestį, jo baigęs mokslus, galvoja, dabar pagyvensiu, ir staiga pamato kažką tokio, uždegėsmų praturtėti. Ir jis meta viską, jis palieka moralę, ką tėvai mokino, ką mokino į bažnyčią, viską užmiršta dėl tų brangių daiktų. Jis pasirašo šitą sąrašą, jis aš atiduodu save tau, tik duok man tų daiktų, ką galima daugiau. Jis gauna daug daiktų ir nežino, ką su juo daryti. Žinai, yra tokia labai įdomi, kaip krikščionys turi raštą ir padavimus, man atrodo, taip vadinasi jo lietuviškai, taip pat tokius padavimus turi ir arabai, žinai. Ir arabų padavimuose labai įdomiai aprašytas momentas, kada Dievas sukūrė žmogų.
Nes kada jis sukūrė žmogų, jis liepė visą angeliją nusilenkti žmogui, kaip savo atvaizdu. Ir vienintelis, kas tai nepadarė, tai buvo šitonas. Iš pavydo. Jo? Ir tas pavydas, jo, tai kas ir judina visą to, apie ką tu sakei. Jo? Žmogus gali būti geidžiamas daugeliu dalykų, bet jausmas, kurį iššokdina tie dalykai žmoguje, jeigu tai yra pavydas, tada eina visi tie įvykiai, ką tu sakei. Tu nori to, tu pasirašai, ten visą kitą. Tu įkišai savo galvą į šitono narvą. Neprisiglaudi prie Kristus, kaip tu sakei, Dieve atleis, daug man, kaip sakau, razvidyti, jo, ta prasme, užmiršti tai, ką aš mačiau, žinai, ištrinkti tą failą iš manęs, jo, ir pasitenkinti to, ką aš turiu, to, ką tu man duodi. Bet tu įkišai galvą į narvą šitono ir... Čia vėl tas dalykas yra, nes visi, kas yra pasaulis, yra gyvenimo išdidumas. Žodis angliškam vertime pride, tas pridas, gyvenimo pridas, ta tuščias išdidumas, tuščio žmogaus išdidumas. Ir aš nežinau, to pavydas nesuprantu, žodžiu, aš nesuprantu. Man pavydas visuomet nežinau, aš nežinau, ar buvo, kažkam pavydėčiau, žinai. Nes aš kažkada gal jaunystėje atsimenu, aš jau buvau krikščionis ir aš mačiau žmonės, labai turtingų žmonės, o mes labai sunkiai gyvenom atsivertę, labai sunkiai. Mes neturėjom ką valgyti laiką, neturėjom iš vis pinigų, neturėjom. Kažkas atnešdavo man 100 rublių, mesdavo į pašto dėžutę, vokas su 100 rublių. Ir tų 100 rublių mes gyventume mėnesį laiko. O paskui atveždavo kažkas bulvių ir mes labai sunkiai gyvenom, žinai. Ir aš labai pavydėjau, galbūt tada buvo ta naudoti, kad ant tas, taip, aš mesdavau Dieve, tai kaip čia yra, aš viską palikau dėl tavęs, dabar aš neturiu ko vaikus maitinti, mes badaujam praktiškai. Maistas buvo pigus makaronai ir daktariška dešra ir svogūnai. Mes spjausdavom svogūnus, kepdavom, po to mesdavom daktarišką dešrą, iškepdavom tokią košę, o daug užpildavom ant makaronų ir tai valgydavom iš dienos į dieną. Jau pigesnio maisto nežinojom, ką būtų pigiau, mes labai sunkiai gyvenom. Ir man Dievas kalbėjo, sako, tu matai tavo turtingą, matai, bet tu ar žinai, kokiu būdu jis gavo tos turtus ir kas už tai jį laukia. Ir ar laimingas jis dabar? Ar tu manai, kad jis laimingas? Aš sakau, nemanau. Tai ir nepavydėk svetimos nelaimės. Ir tada aš atpratau žiūrėti visą tai, aš sakau, kaip atpratinau save pavydėti, galbūt irgi, nustot pavydėti žmonėms. Kada hebrajai kaltina lietuvius žudynėmis Lietuvoje, jie visi sako, tai buvo daroma iš pavydo. Lietuviai tiesiog pavydėjo hebrajams to turto. Aš sakau, perėjau žodį hebrajus, nes žodis žydas jis yra žyd, rusiškas, žinai, labai niekinantis žodis, jis niekur... Jis keiksmas yra lietuvių kalboje formaliai apibūdintis tautą. Man tai, nežinau, aš kaip toj leksikoje lietuviškai sukuosi, tai aš, žydas, žinai. Bet šiaip tai yra labai žemintas žodis. Aš izraelitas sakyti, bet izraelitas tai Izraelio gyventojas. Bet dar Lietuvoje yra, kur Izraelį negyvena. Tai kasgi jie yra, tikrai ne žydai, o hebrajai galbūt reikia sakyti. Jos judėjai negalinka, nes ne visi žydai yra judėjai. Daug žydų yra judaizmų neišpažįsta. Mes turbūt palėtėm, kaip tai veikia žmogų, Dievo valia ir koks priešininkas išstoja į kovą. Jeigu tu labai teisingai pastebėjai, jeigu jis surištas ir apribotas jo veikimas jo, ir atsakomybė tavo neartėti jo karalystę, jo, tai yra, turi distanciją, nuo jo reikia laikytis ir saugoti save. Toliau, aš manau, kad dar dalykas, kai yra dvasios, kurios veikia, menkos dvasios, kurios veikia. Jas reikia surišti dabar tau, kad tai neveiktų tau, nes jeigu tavo dvasios tave kalbina vogti ar žudyti ar paleistuvauti, ir jeigu tu neįstoji prieš tą idėją, prieš tą dvasią paleistuvystės, jos nesuriši, nenusinti jos į pragarą, tai tau veiks ir atves tave prie fakto vieną dieną. Ir bus kaip, kad sakoma, kad įvykti nuodėmė atveda į mirtį. Vienas dar dalykas, kas, aš manau, labai svarbu, jau baigius kalbą apie nuodėmės anatomiją, tai yra žydo klausimas. Žydo, taip sako mūsų tėmė, kad šita tauta, jinai vis dar tebėra kaip kertinis akmuo sudužti visoms tautoms. Štai Zacharija pranašas 12 skyriui
ten visas tekstas yra apie tai ateinantį laiką. Ir aš galvočiau, kad iš tikrųjų kalbam apie Trumpą, Putino ir Zelenskio tą dvikovą. Tas Zelenskis kaip ta pietų karalienė, jinai susirėmė su šiaurės karaliumi. Susirėmė mirtinoj kovoje. Nes pas man buvo atėjęs vienas vyras, kuris kalbėjo, kad dar karo neprasidėjo, jis gavo žodį, kad jei karas prasidės, jie uždus viens kito neapykantoje. Ir jie susidūrė mirtinoj kovoje. Išrišti taip prastai nepavyks. Bet tai tik pradžia kovos. Tik pradžia. Kova tęsis toliau. Dėl ko toliau kova tęsis? Ne dėl vieno žydo kaip Zelenskis jo, bet dėl Izraelio, dėl Jeruzalės. Ir štai, ką Zacharija sako, labai įdomų tekstą. Aš padarysiu Jeruzalę svaiginančią taurę visoms aplinkiniams tautoms, taip pat ir Judui per Jeruzalės apgulimą. Šitoj prasmių labai daug ir tam žodį. Kad šita taurė kalba, kad tai bus kaip vynas gėrimas, kurio norės atsigerti visi, bet jie nesupras, kad Dievas padarys tą taurę kitokią. Kad šitas vynas, geidžiamas saldus vynas, jiems taps nuodu, apsvaigins ir apsinuodys galų gale. Iškia, jie puls šitą Jeruzalę, kaip to Dievo pakištą jiems taurę, jie kaip gyvuliai susirinks į tą kvapą vyno iš visų tautų. Žydai kalba, kad apie 70 tautų dalyvaus šitoje kovoje. Čia gojim, čia kalba apie gojim. Gojim viso pasaulio eis kariaut, pajutęs šneriamės, kaip žinai, sako, kumelys 7 km jaučia kumelį. Jie jaus tą vyną, tą troškimą, šitos taurės išgerti. Dievas prisėjo tokią geidžiamą tą taurę. Ką daro Dievas? Mano manimu, jis stengsis išvilioti tos gojim į paskutinį karą. Ir jie eis iš visų tautų. Žmonės, kurie nekenčia Jeruzalės, nori užkariauti, jos nekenčia. Jie pradės sveiką protą, logiškumą, taip kaip šitas gojim Putinas puolė Ukrainą. Apsvaigęs nuo jos. Jis paskaičiavo, kiek jis gaus naftos, dujų, iškasenų reiškia. Jis nieko nematė, o ukrainiečiai tai rusai, kurie laukė jo. Jis buvo iškvailintas, visiškai paniekintas. Ir jis puolė kaip kvailys šitą ir pakliuvo į spąstus. Taip šitie nauji spąstai bus Jeruzalė. Bet reikalas tame, kad jie ne tik priartėja prie pat gurkštelė šito vyno, jie apsvaigs, o vėliau mirs, pražus. Aš, sako Dievas, sunaikinsiu gojim tautas sukilusias prieš Jeruzalę. Ir čia reikia tą faktą žinot, būti atsargiam. Atsimenu, Lesteras Samrovas, kada buvo atvažiavęs į Vilnių paskutinį kartą turbūt, jis mato pokalbį savo įspėjimus. Sako, jūs žiūrėkit, aš nepamatysiu, bet jūs pamatysit šitą karą. Tik pasakykit savo draugams, tegu niekas jokių būdų neina šitą karą. Kodėl? Todėl, kad, sako, nei vienas šitą karą nebegrįš. O jeigu grįš, jau jie bus kitokie žmonės. Ir taip kalba, kad čia yra, kad kas grįš šitą karą. Dievas ištiks personaliai žmonės. Personaliai jam sunaikins. Labai įdomi, kad pranašas Zacharija aprašo tokį būdą, kurį net apaštalas Jonas neaprašo, kokiu būdu ten jie visi žus, žinai, kad jų kūnai supus jiems bestovint, akis išpūs akise, akimirksniu. Ir visa tai atsitiks ir su visais gyvūnais, kurie ten bus tipo su jais, žinai. Ir liežuvį išpūs irgi burnoje. Ta prasme, jie mato tai, ką aprašė kaip mato, jo. Bet mūsų akimis tai jo, aišku, kažkoks, nežinau, biologinis ginklas kažkoks. Ne, tai bandė, čia nemanoma, nes čia Dievas jūs ištiks, aš sakau, naikinsiu. Tai čia, matai, Dievo veikimas mano, tai yra konfūzas mūsų pastovi, mes patirim konfūzą. Mes net pažįstam Dievo, nes Dievas veikia savo sukurto pasaulio sistemoje. Jis neleidžia pamatyti iki šiol vis dar savęs. Šitą žmoniją neverta jo pamatyti, ji negali. Jeigu šitą žmonę, kai tu veikiant Dievą, jinai numirtų čia pat.
Dievas slepiasi už reiškinių pasaulio, jo sukurto. Ir matys šviesą, dar kažką, mes nežinom. Kažką pamatys, kad galbūt tai buvo Dievas visgi, gal nežinia, kas ten buvo, žinai. Čia žydai kažką panaudoja prieš mus ir panašiai. Ir man sakau, bet labai įdomu toliau, kas eina. Reiškia, po šito sunaikinimo maršo, į kurį eis tautos, ir čia vėl tam lydi šito sunaikinimo maršą ir lygiai keli neįvykę faktoriai. Tai Damaskas sunaikintas. Eufratas išdžiūvęs, to neįvyko. Damaskas pavoja, kyla pavojus vėl didžiulis Damasko miestui, Eufratas džiūsta, bet ne tiek, kad armija eitų to dugnu, nes visgi milžiniška upė ten su visais reikalais, su grumtu, kuris turi perdžiūti, kariuomenė tinkamai eiti. Ir iš viso šitoje vietoje aš norėčiau pasakyti vieną tokį niuansą, ką aš dabar labai daug galvoju apie tai, kad ateis sunkus laikai, kokių nebuvo. Ir mes kaip paprastai, kaip galvojame sunkius laikų, kokių nebuvo, mes galvojame tai, kas buvo. Jo? Tai kaip mes buvo, kas buvo? Nudegino ant laužo. Bolševikai šaudė Marino Sibirė krikščionis. Mesdavo į kalėjimus. Sodintų į kalėjimus, taip, reiškia. Iki dabar, neseniai, ką pareiškė Trumpo komanda, kad šitas Vansas apie Britas, sakau, kaip jūs, tokia krikščioniška valstybė, reiškia, sodinate žmogų į kalėjimą, už tai, kad tyliai meldėsi prie jūsų ligoninės. Kaip taip galima? Kaip galima taip nusirysti žemai? Vat būti tuo tokiam. Vakar naujiena, kad Afrikoje atrado bažnyčią pilną žmonių, 70 žmonių, kuriem nukirstos galvos islamistų grupuočių užpuolė būtent už tai, kad jie krikščionys. Ten mūsų vaikai, 21 amžiaus, žinai. Žmonės atėjo į bažnyčią pasimelsti ir liko ten. Tu supranti, bet jeigu pažiūrės kitą dalyką, kiekviena kontinentas, žemynas ir tauta sumokėjo savo krikščionybės kainą. Taip, Afrikos tauta, Šiaurės Afrika, iki šiol įsisukdavo, kažkaip įsisukdavo. Islamizmas nebuvo toks, dabartinė islamo religija yra žmonių sukurta, tokia hipertrofuota religija. Tai iškeltas vertybės, tokios, kad galbūt jos buvo, bet ne taip ryškiai, suabsoliutinta, kad žudyti žmonės. Aišku, kad Magometas tai buvo agresyvi religija. Aišku, kad žudynėm paremta Magometo religija, kuriasi nori keršyti, visuomet keršyti. Tai reiškia, bet dabar ką daro, tai neturi. Bet krikščionys sugebėjo kito gyventi, jie gyveno ten, juos žudė kažkaip, bet jie gyveno, kai Europą degė ant laužų žmonės už krikščionybę, jie ten neblogai gyveno su musulmonais kartu, darė gešeftą, gyveno, bet atėjo, mano manimu, atėjo laikas jiems mokėti kainą ir jie moka tą pačią kainą, kurie mokėjo čia žmonės. Vyrai ir moteris, kur moka pojamas galvas, degant laužų, taip toliau, už nieką kitą kaip tik Kristų. Išpažįstinti Kristų, jeigu žmogų gaudo policija, kad už tai, kad jis išvertė šventą raštą, išleido gimtąją kalbą, Europai vaiko jį gaudė, kad pagauti jį ir nužudyti, tai įsivaizduoju, kokie tai buvo laikai. O jie tuo metu nieko labiau. O dabar atėjo jų laikas, jie moka kainą. Tokia kaina. Matai, aš manau, kad galvos nukirtimas yra pati didžiausia garbė krikščionė, jeigu taip kalbėti. Padėsiu kalbėti. Aš dabar, jeigu taip kalbėti apie mirtį kaip faktą, jeigu tu manai, kad mirtis tai viskas tavo biologiniam gyvenimui baigtas ir čia tragedija, taip, tau tragedija. Tada turi išvengti, tada užmiršk, kad tu čia mokinaisi, užmiršk, kad tu skaitai. Tai negalioja. Jeigu tu esi augantis krikščionis, tvirtas dvasioje, užaugęs kaip vyras, ne kaip kūdikis, kuris čiulpinų, kurie kažkaip iš ten, kažką, nesupranti. Daugelis žmonių šiandien krikščionių, kurie jie vadovausi, kažko pamatė, išgirdo, bet jo realus gyvenimas netinka ne vienam faktui, to jis girdėjo. Taigi jam tai nieko neduoda. Krikščionybė tai mažų dalykų šlifavimas, glūdinimas, dėjimas, tai kaip mikro mozaika, kurį tu dėjai po mažą gabalėlį brangių akmenų. Ir kol padai nedidelį gabalėlį mozaikos, tai tau visas gyvenimas, tai tau tas darbas tavo gyvenimo, ta didžioji mozaika, kur turi sudėlioti sunkiai, po mažą gabalėlį šlifuodamas kiekvieną akmenėlį, kad tai nebūtų niekas dega, nebūtų niekas iš šiaudų ir iš molių. Aišku, tai yra baisu. Kita prasme, tai beatotiškai yra baisu, kad šitą 21 amžių kapoja galvas visiems išėlės. Tai kas darė su bažnyčiu? Tai aišku, tai buvo moteris, vaikai, vyrai. Įeina bepročiai, sužvėrėja bepročiai. Ir šitoje vietoje aš noriu pasakyti, be Kristaus religija yra gyvuliška ir demoniška. Absoliučiai.
O Kristus tai yra ta druska, kuri pasūdo mane kaip žmogų. Jeigu dabar kalbėti apie žmogaus prigimtį, apie kūnas mano, jo, siela mano ir dvasia, turbūt viena tapti. Dvasia, kurie ateina per dvasią, tu ateina apreiškimai apie Dievą. Ir tau reikalinga dėl to Dievo dvasia. Kitaip tu nieko čia nesuprasi. Jeigu skaitysi vienas Bibliją iš proto, tai tikrai. Nes čia eilutė prieš tavo eilutė, tu neskiri, kur čia apie ką eina kalba, kada čia buvo, ar tai nebuvo, dar įvyks. Tu pažiūrėk, ką rašo toliau po to. 12 Zacharija, 12 skyrius, 9 eilutė rašo apie aš sunaikinsiu gojim tautas, sukilus prieš Jeruzalę, o jau 10 eilutė sako, o Dovydo namams ir Jeruzalės gyventojams išliesiu malonės ir maldos dvasią. Ir jie sako toliau, ką jie žvelgs į mane, kurį jie perdarė. Tai reiškia, apoteozė košmaro, tas taurės gerimo, tas gojim tautų ištroš kaip gyvuliai einantys į Jeruzalę, ją sunaikinti, jie bus sunaikinti, kaip tu sakei. Ir čia pat jau 10 eilutėje kalba, bet aš išliesiu malonės dvasią ir maldos dvasią. Kada hebrajai aiškina šitą žodžių konfiguraciją, jie sako, tai bus praregėjimo dvasia, atsitokėjimo dvasia, atsivertimo dvasia, visiško tobulo matymo dvasia, staiga tauta Jeruzalėj. Ir sako, kita dar yra Dovydo namai ir Jeruzalės namai atsivers, jie pamatys staiga. Izraelis, visas kasas, jie pamatys, sako, mane, kurie perdarė. Mane, kurie perdarė. Ir labai įdomu, ta žodis, kurį perdarė, vėl hebrajiškai turi daug labai prasmių. Ir hebrajų rabinai, jie tą vietą kalba, neaišku, ką čia perdarė, nes yra žodžiai, kurie kalba, tarsi perdarė juokaudami. Tarsi žaidimas buvo. Ir jis sako, ne, čia nieko rimto, čia yra kažkoks žaidimas, Dovydo laikų žaidimų žaisdavo varius, jie viską sužeisdavo, o pat daug juokdavosi. Ne. Taip ir jie perdarė, jie jį perdarė, jie tyčiojosi iš jo, kabančiojo kryžiaus, darė ten fiestą, šventę savo padarė, iš to, kaip jis raitosi iš skausmo, išrinktas. Subadytas, sumuštas, suplėšytas į gabalas. Iš skausmo raitosi, bet tyli, jis nešaukė, jis tyli. Mes žinome, sušuko 2 kartus. Kai jam ištraukė petį, išnarino, kad ranką negalėjo pritraukti prie tos skylės, kur buome buvo iškalta, ištraukė ranką. Ir tai labai skauda. Mano ranką ištraukė, bus skausmas. Žmogus alpsta nuo skausmo ištraukus. Ir jau viskas, be sąmonės. Man tai buvo. Tai ir antras skaudis, jis suriko, kai jis atiduotavo savo sielą tavo rankas. Jis vėl suriko garsiai. Jo? Tai reiškia, šitą vietą labai svarbi. Reikia pamatyti. Aš galvoju, kad daugeliam iš mūsų lietuviam nepasisekė, mes nepamatėm žydų tautos. Nes mano tėvai, mano mama, tai geriausias draugės buvo žydaitis. Mano tėtis buvo įsimylėjęs žydaitę mergaitę, kuri šaukė Leopoldai gelbėk, kai vedė molėtų žydų šaudyti. Šaukė Leopoldai gelbėk, man gelbėk. Ir aš savo ką daryti, aš pribėgau prie jos, kad atraukti, tada prie baltarankščiai, laiščiai. Tai ką sako Leopoldai Ivanausko, labai nori į tą pusę ateiti, o galų galėjau ateisi, tai ateik. Eik čia, ką čia traukti, tu jas neištrauksi, tik pats gali įeiti. Ir tai ką turi, sakau, ką dariau, aš įsigandau, aš pasitraukiu. Ir ta mergaitė verkiančiai nuvedė. Ir jis visą gyvenimą gyveno su tą mintim, visą gyvenimą gyveno su tą mintim. Štai jau buvo žydas, į kuris atsitrenkė, suprantate, atsitrenkė, visa jėga atsitrenkė, visą gyvenimą buvo skausmas širdį. Dabar žydė mamos draugė, geriausia draugė, jos abu šnekėdavo draugo, mano senelį draugavo su žydės, ten jie bendradarbiavo panašiai, bet ateina fašistai. Prasideda valymas, pirmiausia sutikdavo mergaitė eina šaligatviu, aš kelkraščio, nes jie negalima eiti gatvę. Ir tada atėjo pas senelį žydės, o gelbėk mus. Senis sako, kaip aš gelbėsiu? Sako, išgelbėkime mūsų vaikus. Paimk po vieną jauniausią mūsų vaiką. Aš sako, turiu berniuką, aš sako, mergai, paimk. Senis, ne, aš neimsiu, sako, įsiganda. Aš sako, pas mane didelis namai, daug žmonių svetimų mane išduos. Šaudys visą mano šeimą. Jie atsisakė. Ir vieną dieną atvažiavo į Kalvarijos miestelį, kaip visuomet sekmadienį ryte. Ir miestelis buvo tuščias. Ten nebuvo žydų. Tik tušti namai. Ir tai buvo tragedija jo atsitraukimo. Tai lydėjo visą gyvenimą. Jis sakydavo taip, sako, žinai, Donatai, kada Dievas nori nubausti žmogų, žinai, kai jis padaro, ką senelį, jis atima iš jo proto. Jis taip vadina, atima iš jo proto.
Man gyvenim pasisekė, aš mačiau tokių, aš kitokių mačiau šitus. Aš nepykstu ant šitų žmonių, kurie taip antisemitų, nes jie nežino, ką jie šneka. Tikras žydas tai yra kažkas tokio nauja žmogaus rūšis. Įstatymas padaro iš jo kito žmogaus rūšį. Deja, daugelis iš mūsų mes matėm tokį nelabą žydą, tokį netikinti, cinišką chamą, tokį žulų, vaidmainį, melagį. Jis jau nėra žydas, taip elgdamasis. Iš esmės jis išmetas iš tos tautos, bet jis eina kaip papiktinimas per pagonių tautas, piktindamas pagonis, įkeldamas antisemitizmą. Mano gyvenimo būdu fantastiški žydai. Tai pirmas mano Dodikas draugas, kurį aš gindau Kiemelės unikams skriausti. Šlioma, tai buvo gigantas šitas, tai buvo visų mušeikų, jis visus ten, jis neturėjo lygių Slabodkėj, kur aš gyvenau. Įsivaizduok, gerų vaikų tėvą, inteligentų tėvą gyventi, tokiam baisiam rajone. Žmonės bijodavo išlipti sustojime tam, kur aš turėjau gyventi. Ir aš turėjau su juo gyventi, supranti, ir tas Šliomas sakė, tu saudai Dodiką, dabar aš tave saugusi. Man tai buvo kaip kosmosas, išgirti Šliomą, taip kalba apie man. Aš nesupratau Šliomo, ką reiškia. Šliomo, Dodikas. Po daugelių metų, Katarina, aš prisimenu, supratau, kas buvo tas Šliomo, kuris mane saugojo, po to, kaip aš saugojau Dodiką. Aš dar vieną mačiau fantastišką atvejį, jau Klaipėdoj gyvenimas, pas mane kartą aš susipažinau žydų draugijoje, vienu tokiu jaunu žydų jaunuoliu, kuris buvo vedęs, bet jaunuolis. Nepaprasto gražumo žmogus, ta prasme ir fiziškai, ir jo siela, jis toksai, kaip to pasakyti, toksai, jis man, neapsakomo mylumo, skaistumo ir švarumo žmogaus. Ir vieną dieną ateina pas manęs vakare. Donatai, aš važiuoju į Izraelį. Ar gali mane pakrikštyti? Aš sakau, žinai, o kaip aš galiu, bet kaip? Žiema dabar, naktis, kaip tu įsivaizduoji. Pakrikštik mane vonioj. Sakau, vonę turi? Sakau, turiu, pakrikštik vonioj. Mes visą šeimą puolėm, tą vonę pridėjom vandens ir mes panardinom tą jauną žydą į vandenį. Ir aš daugiau nemačiau jų, aš daugiau nemačiau tokių žmonių. Jų Izraelį turbūt yra labai daug tokių, bet aš jų nemačiau. Bet kada tu skaitai toliau, o toliau kas jie parašyta, kai jie pamatys mane, sako, kur jie perdurė, apraudos, kaip aprauda vienintelį sūnų. Tu supranti, kad jis apreiškimą žydų tautai, ką jie perdurė. Jie supras, kad jie perdurė tikrą ir vienintelį sūnų, kur turėjo Izraelis. Tokį tobulą sūnų, tobulą žydą, tokį tobulą Dievo sūnų, Dievo tautos žmogų, ir jie vienai tokį turėjo ir patį perdurė. Ir sako, jie liūdės, bet vertimas toks liūdės, liūdės. Jie neliūdės, sako, jie bus toks šauksmas, jie taip sielvartaus, kad sako, liūdės kaip netekę, kaip liūdį netekę pirmginio vaiko. Tai tas pirmas sūnus jų tautoj, kurie turėjo, gimė jiems, Jošua, jie raudos šitaip jį ir galiau tą dieną, sako, bus toks didelis gedulas, koks buvo tada ir tada ten laikuose. Visas kraštas liūdės. Pasivaizduok, tauta, Izraelis, visas kraštas liūdės, jie visi jį pamatys, ką padarė, nes Jošua jiems yra ant liežuvio galo, kur tie nueisi, visur apie tai kalbama. Ben-Guriono oro uoste pirmą vietą lapelį atsimenu priklijuota. Nevadinkit Jošua vardu savo vaikų, tai prakikimą atneš jūsų šeimai, taip sakė, tokie lapeliai, baisus, tokie siubingi lapeliai. Ir kitų matytos vyrius skribelėtus beisas, tu sumet Viešpadėve, taigi tie patys fariziejai. Mutavė, ėjo per tautą su tom kultūrom, grįžt gali vieną tautą ir kūrė tokį žydų getą į Izraelį. Getą, kuriame nelaimė gyventi. Aš neseniai klausiau liudijimą žydų krikščionio. Ką reiškia būti žydų krikščionių Izraelį? Tai nelaimė ne tik tau,
Ne tik tavo šeimai, bet tavo tėvų šeimai, tavo brolių, seserų šeimai į 3 kartą nelaimė. Jie 3 kartą persekioja, jeigu tu esi krikščionis žydas. 3 kartą persekioja, dalina lapelius ant tavo sienų klijuoja. Dar sutikimus kasidai ten. Jie spjaudo ant tavo durų, jie spjaudo praeinat, jie spjauna į tave, kai tu eini pro šalį. Tai va tai yra. Todėl visa tauta pajungta tam nepykantai krikščionims. Padauta. Tai, kad jie negali žudyti, tai dar nieko nereiškia. Tiesiog negali žudyti. Bet sako, bet tą dieną Jeruzalė bus toks gedulas, koks buvo tada. Viskas liūdės šeima atskirai. Ir čia labai vėl, ką šeima atskirai. Kiekviena šeima turi savo tradiciją, žinai. Ir liūdėstų tradicija. Pas žydų šiandien tradicija tokia, kad tau nelaimė yra, ateina tavo šventi draugai, hebrakad išvadinama, paguos tave. Jie rengiasi tavo namuose. Atskirai vyrą guodžia vyrai, moterį guodžia moteris. Jie apsirengia, apsikabina kenčiantį vyrą ir verkia taip, kaip verkia vyras. Jeigu tu sėdi liūdnas, jie sėdi liūdni. Jeigu tu verki, jie verkia. Jeigu tu raudi, jie raudi. Jeigu tu rėki, jie rėkia aplink tave. Tas pats ir moterį. Kodėl taip daroma? Tada sako, žiūrėk atskirai. Nes tada vyrai verks taip, kaip jie gėdusi verti prie moterų. Suvarti? Nu, kaip aš verkti norėčiau, bet aš gėdinusi. Moteris raudos taip, kaip jie būtų gėda verti prie vyrų. Jie susirinks vienos kartus į būrį ir šauks. Ir šauks ilgai, jie supras, kad jie žinojo. Jie tėvai kalbėjo, jų protėviai kalbėjo apie Ješuą HaMešiach. Jie visi tai žinojo. Nuo jų slėpė tą žinią. Jiems melavo to 2000 metų, jiems melavo tiesą apie jį, jo kilmę, jo ateitį. Nes jis atėjęs vienintelis tikras žydas iš jų giminės, pirmgimis iš jų, geriausias iš geriausių. Atėjo, jie paėmė ir nužudė jį. Ir paliko, va taip kaip yra. Tai gerai, kad jis buvo mokinių paruošė grupė. 12 mokinių ar 500 pasekėjų. Ir tie 500 pasekėjų, jie išėjo visą pasaulį. Juos ištaškė iš Izraelio, bet išėjo visą pasaulį. Ir kaip tu pasakei, iš gojim tautų padarė naują kūrinį Jėzuje Kristuje. Kas mes ir esame. Ta eklezija, ta tikroji Dievo bažnyčia, eklezija, ta šventųjų susibūrimas, tai yra šitie Ješuvo mokiniai. Ješuvo mokiniai, jo kūnas. Jo kūnas, jo bažnyčia, kurio nėra kalties. Jie švarūs, jie nuplauti, jie pirmgimiai, iš savo tautų pirmgimiai. Mes atstovavom savo tautas. Ir kaip ateina sunkus laikai prieš Dievą, mes kaip pirmgimę, kaip kunigai šaukėmės. Ješuva, padėk mano tautai. Tu atsiuntė mane iš tautų, tu pagimdėjai mane iš tautoj. Aš stoviu kaip kunigas, keliu į tave savo šventas rankas ir šaukiu, padėk mano tautai. Neleiskit būti sunaikintai. Ir štai vat mūsų misija, grįžtant gal krikščionybė šiandien, mūsų misija krikščionys yra tokia. Mes turim stotis Dievo akivaizdoj, tautos akivaizdoj, nebijoti, melstis su savo tautą, laimėt ir surišti velnę visokiam pavydale ir dvasias, kurios būrėsi rytuose, kad į Lietuvą nieks neitų. Mes atsakingi, mes turim galę, mes įgalinti. Mes ne šiaip, mes įgalinti veikti, mes turim galę sustabdyti. Kartu mane kariškiai klausė, ką tu čia kalbėjai? Melsis. Kariškiai melsis, ką tu čia babutė? Melsis, ginkluotas ir gintis. Aš sakau, suprantu, problema tame, kad supratimas šiandien žmonių į maldą yra toks davatka, žinai, tokia babutė, tokia apgailėtina, tokia kažką ten kalba, musulmoniško, tokia daro kažką tokio neiškaus ir viskas. Ne, malda tai yra Dievo galios panaudojimas kitų žmonių gėriui, kitų žmonių labui. Tie geri darbai, ką mes gali jam padaryti? Jis visagalis, jis viską čia padarė. Ką tu jam padarysi? Ką? Namus jam pastatysi? Kokius namus jam pastatysi? Apsirengsi kitaip? Ką tu čia, ko čia pabėgsi apsirengęs? Mes galim stotis į akivaizdą Dievo. Ir sakyti, šitone, tu, priešininkė, tu nepadarysi šitai tautai nieko blogo. Nes aš myliu šitą tautą, aš esu šitos tautos vaikas, aš esu Dievo žmogus ir aš tau draudžiu artintis į Lietuvą.